Dar vienas meškos pastebėjimas Lietuvoje. Dienos metu per laukus bėgantį mešką sufilmavo Echant šaudymo centro vadovas Rokas Zabiela. Tai atsitiko Švenčionių rajone. Ir galima sakyti, paskutinių savaičių metu tai yra ne pirmas pranešimas apie lokio pastebėjimą kažkur mūsų šalyje. Jau buvo pranešta apie tai, kad Ignalinos rajone viena meška, turbūt viena ir ta pati meška, svečiavosi du bitynuose ir paskui apsilankė privačių namų kieme. Ir yra ir kiti pranešimai apie lokius prie žvėrių viliojimo vietų. Miško kameros fiksuoja jų žygiuojant palei kelio kažkur. Laukose matomos meškas, tai reiškia, kad šių gyvūnų Lietuvoje yra stebuklas. Ir tikrai buvo nesenai toks džiaugus pranešimas apie tai, kad turbūt Lietuvoje yra gimęs miškiukas, o gal ir ne vienas vien, todėl kad miškininkas buvo sufilmavę, miškininkam pavyko sufilmuoti visiškai mažą miškiuką ir tokioje vietoje, kur turbūt jis nebuvo atėjęs kartu su savo motina iš Baltarusijos arba iš Latvijos. Tikrai galėtų būti, kad jis vietinis gyventojas jau ir visi apsidžiaugė ir pasakė jau viešiai, kad Lietuvoje dabar yra dar viena nauja rūšis, tai yra rudoji meška, rudasis lokys. Aišku, kad tai yra gerai, biologinė įvairovė ir visa kita, ir plėšrūnus, padės reguliuoti elninių gyvūnų turbūt truputį populiaciją, bet tai reiškia irgi, kad šalies gyventojai, ypač rajonuose, kur meškos jau pastebėtas, turi būti truputį atsargesni. Ypač einant vaikščioti į miškus, ypač jeigu jie eina vieni. Todėl, kad lokys gali išvengti žmogaus susitikimo su žmonėmis, jeigu jis žino, kad žmonės ten yra. O jeigu jūs einate per mišką labai tylai, neturite ten nei radio, nei draugą, nei vieną kitą, jokių garsų nedarote, tai miška gali jūs ir nepastebėti. Ir pats pavojingiausias variantas yra išgazdinti mišką, kas yra kažkur prie savo maisto, arba susitikti su patelė, kas turi jauniklių. Tai yra du pačios pavojingiausios situacijos ir kad tokių situacijų nebūtų, kad jūs galėtų lengviau išvengti susitikimo su lokiu, jums reikia daryti triukšmą. Galima kalbėti pačiam su savim, galima nešioti su savim radiją, galima eiti kartu su draugais, ar dainuoti, pavyzdžiui, kad miška žinotų, ten artėja žmogus ir jį pati kažkur pasislėpsis ir praleis jūs ir jūs net nežinosite, kad lokys ten kažkur yra. Bet visada reikia atsižvelgti į tai, kad šalyse, kur plėšrūnai yra nemedžiojami, jie praranda natūraliai žmogaus baimę. Ir gali ir neišgąsti tas lokys ir nenubėgti ir gali būti tik tokia situacija, kad jūs su ja susitiksite. Tai kaip patarė specialistai, reikia tylai, ramiai šnekėti su lokiu ir eiti su nugara atgal, nepasisukti nugarą į lokį ir nebėgti, ir nešaukti, ir nemesti jam su kažką arba kažkaip kitaip bandyti jį išgazdinti, bet ramiai eiti atgal, šnekėti su ją ir bandyti pasiekti saugi vietą, pavyzdžiui, mašiną arba kažkokius pastatus arba kažką kitą, nes įlipimas į medį jūs irgi neišgelbės, todėl kad lokis gali labai greitai užlipti į medį, nes jis turi keturias letenas su nagais, o jūs turite tik rankas, žodžiu, į medį lipti nėra sprendimas. Pavojinga, sunku, bet kaip sako estai, kurių šalyje yra apie 1000 miškų ir kur jie medžiojami, sako, nėra daug konfliktų su lokiais. Galbūt todėl, kad lokiai ten yra medžiojami, tai yra labai gudrus gyvūnas, jis labai greit išmoka, kad žmogus yra pavojingas ir reikia ją vengti ir bijoja garsų, kurios skleidžia žmonės ir net neartėja nie prie gyvenamųjų vietų, niekur. Ten konfliktų yra labai mažai, išskiriant vietas, kur lokių yra daug. Pavyzdžiui, kažkokias salos, buvo toks pranešimas, vienoje saloje gyveno 15 arba nedaugiau lokių, ten buvo leidžiama papildymai limitų, buvo leidžiama sumedžioti 15 lokių, nes ten irgi žmonės gyveno ir lokiai ten darydavo žalą.
didelė. Nu ir pavojus buvo gyventojams ir naminiams gyvūnams ir gyvuliams. Todėl buvo leidžiama papildomai sumedžioti 15 lokių. Nu tai va, tokia situacija Lietuvoje, galbūt mes jau labai greitai turėsim irgi savo pakankamai didelį lokių populiaciją, nes miškų pas mus yra daug. Vietos, kur lokiams gyventi yra daug, o jie irgi labai moka priprasti prie gyvenimo tarp žmonių gyvenamųjų vietų. Ir turbūt ateityje mes vis daugiau matysime pranešimų apie lokių pastebėjimus, apie susitikimus su šitą plėšrūną, nedaug dievė irgi apie žalą. Nes yra atveju, kada lokiai pridaro žalos Lietuvoje ir jau nemažai. Nu tai va, siūlau jums pažiūrėti video įrašą. Labai gražus dienos metu sufilmuotas lokis. Gerai viskas yra matoma, ne kaip kituose video įrašuose, kur per naktį kažkas ten tamsoje juda ir galite tik spėti, kad tai turbūt lokis. Čia yra labai gražiai matoma. Manau, kad pakankamai jaunas gyvūnas, nelabai suaugęs didelis lokis. Nu ir aišku, gražiai juda, galite įvertinti, kiek greitai lokis bėga. Ir pažiūrėti, kaip jis atrodo pakankamai iš arčios distancijos.